Aleksandrovičių, karininką žuvusį, ir visus kitus laisvės gynėjus, Lietuvos laisvės gynėjus ir lenkiame galvą. Aš džiaugiuosi taip pat matydamas čia daug jaunų veidų, matydamas daug moksleivių, juk daugelis iš jų kitis penktokėliai. Bet sausio 13, 91 metų sausio 13, tai yra gyva mūsų istorija, kadangi čia yra daug gyvų liudininkų, kurie gali pasakyti, kurie matė viską, kaip buvo ir patys buvo aktyvūs tų liudininkų dalyviai. Ir nepriklausomybė. Prašyčiau visų laisvės gynėjų atmintį pagerbti susikaupimo akimirką. Ačiū. Jau 7. kartą susirenkame paminėti ir pagerbti žuvusius už tėvynės laisvę ir nepriklausomybę. Prieš 7 metus, sausio 13-ąją, tarytum pasikartojo Pilėnų gynimo diena, kuri pareikalavo aukų. Ta diena sprendėsi Lietuvos likimas. Tautos einančios į laisvę ir nepriklausomybę. 1989 rugpjūčio